Trečio antro spaudos rūmose vyrai keikiasi, kelia ekipišą, ar turime ekipažų, kartu ar turim laisvų ekipažų, spaudos rūmose, Laisvė 60, vyrai garsiai leidžia muziką ir keikiasi eterį, eikit pažiūrėti, siunčiam ekipažą. Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Labas vakaras, jūs išsiemantis trumpam ausinės, pasižiūrėti, ar visas likas trūlikas negirdi jūsų. That's my key. Infinity. Infinity. Turėjom geografijos mokytą, kuris leisdavo Infinity visą laiką prieš kiekvieną pamoką. Toksai būdavo, yra dar turbūt moko toksai, jeigu girdit mus, Salomėja Nėries gimnazijai, toksai Matačka mokytojas. Šitokia pravardė? Jo, nes jo pavardė Matačiūnas ir jisai tokį turėdavo... Kruščiūnas gal toks? Motokroso čiūnas. Jisai turėdavo tokį, dramatiškę... Jeigu tu galvoji, kad paskutinę sekundę atsisukantis Montvydas paspaudančias mygtuką į aklą vaiką, kuris dainuoja, tai yra dramatiška. Tai žinok, va ten, kaip tas bičas dvojkės dalindavo, būdavo jis tokį... Geografijos? Jo, jis atsistodavo ir vos ne kėdę taip nuspirdavo, tokį ris, taip iškeldavo du pirštus, taip ar tokį flash, Kaip Lietuvos Ryto žaidėjai išeina, žinai, ir tie gali būti. Lietuvos ir pasaulio žmonės, su jumis sveikinasi laida Vaidas ir Klajumas. Taip, lyg tėvas su kirviu grįžtantis į mišką, dar vieną medžiuką pakirs, nes ką aš galvojau, ir išsivedantį šunį, seną kažko. Ką aš žinau, kad ta žiema taip ilgai tęsis, žinai. Taip. Lygiai taip pat Vaidas ir Klajumas paskutinį kartą šią savaitę grįžta į Zip FM studiją. Kai žiūri, eina tėvas per kiemą su pavadžiu ir eina link šuns būdos ir galvoja, jau viskas šunį praeina ir link tavo kambario eina. Kas yra sekančios duris? Burnų per daug. Burnų. Telefono įstaisai girdėjau. Tai gerai, tai dabar mane magins prie nenauja sena, labai nevertinga. Tai va, jo, nusipirkau telefoną, nes vakarykštį numečiau ant žemės, ant kampo ir visiškai nugesu. Tai. Nes čia grinai ant kalbūtas ir buvo, kad aš nesikeisiu telefono. Atraš tau dieną prieš sakau, bet tai čia yra tas ir tas ir tas. Taip, bet tu supranti, kodėl yra gerai, nes man, ta prasme, yra antro pasaulinio war footage'o geresnės kokybės negu mano Instagram story. Nes aš nesu tas, hei, žiūrėkit. Davai padarom savaitę, pabūnam influenceriais ir pažiūrim, kiek prarasim follower. Tai iš karto atkišom galvas mikrobangės, greičiau vežys ateis. Ta prasme, kam laukt? Tai šitas, sakau, mano ten story baisingi būdavo. O aš ne dėl to, kad aš ten turiu ką parodyti. Tiesiog, pavyzdžiui, man video labai reikia to swipe upo, kad žmogus galėtų paswipinti ir iškart nueiti mano video. Tai man labai pravers. Tai va. Bet žinai, kad kai nusiperki naują telefoną, negauni swipe upą. Taip, bet dabar bus toksai, pavyzdžiui, aš nebefilmuodavau video, nes nušlikšti man jo žiūrėt būdavo su telefonu. O dabar jau yra geresnė kamera, kur man po pirmo kartą jos reikia iš tikrųjų. Nes jeigu aš, pavyzdžiui, niutsus kažkam siuntinėčiau savo nuogo fotkės, tai kaip tik geriau, jeigu mažiau matosi, yra geriau. Nėra ko to apgamo piktybinio matyti. Taip, tokį naviko vadinamoje. Kaip Jonas Novikas, kaip tas dirigentas pop choro Novikas. Šampaninio choro. Tu nedainavęs chorą niekada? Dainavęs, išmetė mane. Už ką? Už per gerai dainavau, sako, tu toliau eisi negu choras. Mes negalim. Tu toliau eisi negu choras pats socialiniai. Tu kaip filme Hot Fuzz buvo toksai policininkas, kuris per daug gaudė nusikaltėlius, sako, tu mus visus šudinais darai. Ir mes tave išsiunčiam 4 ir tave išsiunčia dar į kitą. Bet tu grįši, ne? Į vaikų chorą grįžta tą patį Vaidutis su Adomu Obuoliu. Nes man yra išmetę iš daugiau dalykų yra išmetę gyvenime, bet mokykloj tai iš šokių išmetė, nes aš sugebėjau, kaip češkas, kaip tam vadinasi tas dalykas, aš tiesiog mėtyti žmonės pradėjau ant palangės užsilipęs, sakė, gerai, ačiū, užteks.
užteks ir tada iš choro. Bet to perėjau į ansamblį. O iš laivo nėra išmetę? Tai aš iki kelių eičiau ir iškėlęs mobilką ir praeini, tai pažinai tą sakį. Į batus mobilką įsikišęs tokį virš galvos, kaip Vietnamo kareivis per upę. Šitą šnekėjai apie tą, kur Dvaikas dalino mokytas, tai yra legendinis video YouTube'ai, kur VGT egzamino rezultatai. Kruplėvičius 2, Gaižauskas 2, Šiožinis 3, visi. Buvo ten kažkuriam vėl Grubauskas 0. Visi. Yra YouTube? Jo. VGT rezultatai parašai ir pats pirmas dalykas. Bet visai apie garsą kompasą. Nes yra tasai, kur su prižiūrėtojų barako šnekas, kur po to išmetė iš darbo legendinis. Ir tada yra tasai. Ir po to yra dar kažkur iš užsienio, man žiauriai patiko, kur tikrina rezultatus, kažką pasižiūri, tikrina ir tada su grąžtu pragrėžia popierius, tipo, kad patikrinta yra. Greičiau. Ta prasme, tipo, uždėt štampuką nebūtų paprašiau, grąžtą atsinešti, vat kas jau yra, tai... Pas mus viena dėstytoja turėjo trafaretą pasidarius. Tipo, išsipjovus skilutės, kurie atsakymai teisingi ir tiesiog uždeda ant tavo lapo. Ir žiūri, žinok, 0 teisingai, o gal kitą pusę lapą, gal bus nors vien teisingai. Žinok, tik baltą matau tavo lapę. Tai tokį pagal trafaretą darydavo. Čia labai gudru yra iš skilučių prisidaryti šitą. Aš kažką norėjau dar tavęs klausti. Palauk, tu sakai, tave išmetė iš choro. Ir šokių. Iš šokių. Bet atrado muziką savo gyvenime, kad ir kaip keista bebūtų. Kur galėjau pasireikti. Tavo mokykloje buvo šokiai? Tai buvo, bet išmetė. Ai, ta prasme, ne būrelis. Sako, ačiū, ne. Normali pamoka. Man kažkoks keiščiausias dalykas. Šokiai nuo 1 iki 3 gal klasės man tik buvo. Ir viskas, tiesiog nebebuvo. Aš nesuprantu, kam jie iš viso tenais buvo. Aš ir neįsivaizduoju, nes nueini į pusrusį, kur dabar mano kreiduota galva būtų tipo tokio aukšto tas dalykas, žinai, būna. Ir ten smirda prakaitų ir tom češkiam visom. Ir man labai yra įdomu, kas yra, kodėl, tais laikais, kai mums šokiai būdavo mokykloje, jau buvo MP3. Taip, patys tie lievi, tie grotuvai, tu galėdavai tą špenšpelį, kur nusiema ir uzbikas gale tokį šnipo. Tai tu į tą galėdavai naudoti ir įkišti kolonį, JBL nebuvo dar, bet galėdavai kažką daryti, kompą įkišti. Ne, jie turi tos juostinius naudot, kur ten pirštų atsukinėja ir baigėsi gabalas. Šitą ateina boba su kita ryte pakeičia, uždeda, reikia jiems. Aš tau sakiau, aš gyvenime nesuprasiu šokio kaip dalyko never. Kaip kitaip patelę susirasti. Man neprireikia. Tai... Ne, tai viskas yra šokis techniškai. Viskas. Povo šokis. Aš per studiją Maruko šokau per Pauliaus vestuves. Tai. Daugiau ne, viskas. Ir vieną priimtiną vietą. Esi dar stotelį kažkada tansovkę daręs. Bet aš ten tavo entertainmentai darau. Ir man labai patiko, aš labai džiaugiausi, aš buvau labai entertainintas iš tikrųjų. Tai va. Galėsi dabar į savo storius filmuoti, pašokau. O tau patinka studija Maruko? Žiauriai patinka. Dabar man ten ir geriausias dalykas atsitikęs lietuviškai muzikai. Supratau. Mūsų daug kur skiriasi nuomonės. Žinai kodėl? Žinai, kas man yra? Aš, pavyzdžiui, kokie man žmonės kurių menas man nepatinka. Ne tai, kad aš nemėgstu pačių žmonių dar kažko, bet pats jų menas nepatinka, kurie patys pasiklydė yra savo ironijai. Kur aš negaliu atrasti siūlės galo, kur tu šaipaisi iš vestuvių muzikantų ir kur tu pats jais esi. Žinai, man šitoj vietoj, kur trūksta to šito. Kai esi stautinė juosta persidėjęs be maikės ir autotuninį mėlis veteliai. Ir tu dainuoji, bet tu realiai dainuoji tą gabalą. Nieko su juo daugiau nepadaręs, aš tada nebespratau. Nežinau, man tai labai patiko. Tai ir gerai, tai kontrastų laida, kultūras jungianti laida, studiją Maruko mėgstančius ir nemėgstančius žmonės jungianti laida. Vaidis ir Klojimas pradeda savo 2 valandų eskapadą. Va, matai kaip? Dakarą. Paskutinį etapą. Šiandien kaip tik paskutinis etapas. Galėsim aptart, kad vėl pašauktam. 4. stadija. Važiuojam. Gerai, mūsų laidų įrašai YouTube ir Mixcloud'e, rašykite Vaidis ir Klojimas, susirasit, suaugę esat, tikrai nesunku. Jeigu galėtum pasilikti tik vieną juslę, kas tai būtų? Regėjimas. Tau būtų zėba visiškai tik matyt. Tu geriau tik skonį jaustum? Ne, o tai nėra daugiau?
Tik klausytumės? Aš labai galvoju tarp klausos ir tarp regos. Aš tai rega tikrai. Nes su rega tu dar gali funkcionuoti kaip žmogus. Pavyzdžiui, su rega tu gali gamint kažkiek. Aš suprantu, kad tu nenori savęs matyti, bet tipo rega būtų... Savęs, bet man klausa yra, aš, pavyzdžiui, be klausos neįsivaizduoju, kaip aš dalykus daryčiau. Pavyzdžiui, aš dabar labai atsipratinau save, kaip turėjai pastebėti, kad aš nebesiklausau muzikos atvažiuodamas į laidą. Nes aš vis laik atsiribodavau labai nuo visko ir dabar man kyla visokių minčių. Suicidal, ne? Arba kitų žmonių atžvilgių, kad jiems suicidal bus. Taip. Supratau. Ir gerai, kokius tu mintis kil? Pasako, kaip atrodo tavo atvažiavimas? Čia nais. Aš dabar tau pasakosiu. Tai gerai, ar tu sėdi kaip per tą... Atsimeni buvo tas... Ne, pavyzdžiui, aš šiandien sėdėjau ir aš sėdėdamas pradėjau galvoti apie sekantį video savo ir tą pradėjau galvoti ir tipo galvoju, einu per visą video ir bum, sugalvoju šitoje vietoje galiu tą padaryti. Supratau. Jo vietoj to, kad aš būčiau ten psychosocial savo, žinai, tipo slipnotas ir apsmetinės, kad tipo nepatink man muzika ir piktai žiūri kažką ir tiesiog kvepuoja. Aš galvoju, kad tu darai tą, kur tu žiūri aplytą langą ir darai Ne. Supratau. Žiūrėk. Galiu pasakyti vieną dalyką. Mūsų visą laiką, čia kiekvienas yra žiūrėk. Yra toks dalykas. Benamija, ne? Yra, ką būtų. Ir mano knyga vis laik benamiai, tipo, ne pačiu geriausiu maistu maitinas. Aš tikiu, kad jie kinua ir avokadų... Kaip tu šoj? Žiūrėk. Nedaužo. Vakar važiavom iš darbo, kartu. Ir man reikėjo į parduotuvę užsukti, nusipirkti kelių dalykų. Ir aš išeinu už kasų, pasiėmęs tos dalykus ir užuodžiau benamių būseną aplink, žinai, tokį... Žinai, kai yra kieta, dujinė ir benamių būsena, kur iškart jauti. Agregatinė. Kad mediumas pasikeitė jauti iš karto. Kur tie, kas nesupranta, kodėl benamio kvapas yra agregatinė būsena, tai yra tiek smirda, bet toks oras kaip želė pasidaro. Toks tirštas rūkas, kur kiši ir ranka šlapia, tokiais lašiukais pasidengia. Žinai, kaip per rūką iškištum ranką, kaip per langą. Visiškai. Ir jie sėdi prie bankomato. Ezidu. Tiesiog, kur, va čia yra, žinai, tas bankomatas viduje yra. Būk arti to, kuo norėtum būti. Gerai, ne bankomat, bet žinai, kaip žinai, žiūrėk sėkmingų žmonės. Užrašyk, kad kiekvieną dieną užrašyk ant papirėlio, aš būsiu milijonierius ir tu būsi milijonierius. Nebūsi. Sėdėk prie bankomato. Ir, jie ištraukia tą, aš jau tą labai, kai užuodžiu, aš jau pažiūriu tą, žinai, kaip užuodžiu, kas taip kvepia. Ir buvo... Jie ištraukė šveicarišką piliuką, kuris 120 eurų kainuoja, šiandien žiūrėjau. Ta žinai, kur tipo... 17 aukštų, kur peilis telefonos skersmens, bet plonio kaip pirštas mažasis. Čia kur buvo tasai tipo memas, ne memas, bairis, kad šveicarai ant tiek pasitikėjo savo pergalę, kad vyno atidarytuvą įdėjo į savo karinį tipo tą arsenalą. Ir sėdi du porelė, tokie labai panašaus kaip iš MTV Cribs. Bet vyras ir moteris? Ar... Vyras ir moteris. Ai, supratau. Ir tiesiog to šveicariškų piliukų avokadus valgo. Ir aš sakau... Garas tai healthy, o tai kaip tu kitaip bonkės tampysi, kaip tu kitaip išlaikysi detoksikuotas kepenis, jeigu ne žalumynus valgydamas. Tu galvoji, kad tu gali... Healthy fats reikia, tu gali galvoti daužyti čipsus ir po to burnos kalavimo skystį. Aš labai po to kvestionavau gyvenimą visą kelionę atgal namo. O kaip yra su bomžų porom? Jie... Pavyzdžiui, yra ir kartu nubomžėja, ar, pavyzdžiui, jie susitinka? Ar, pavyzdžiui, vienas iš jų buvo bomžas, kitas ne ir jis sako, žinai ką? I will show you the world. Aš noriu būti aš noriu pas tave ateit. Nes, pavyzdžiui, kaip turėtų atrodyti, tu sėdi, esi, tarkim, su visa derama pagarba, sėdi ir pamatai kažkokią tavo akį patraukusią ledį. Kaip tu turi užkalbinti būdamas bomžas, kitą bomžą. Ten praeitas šiukšlėdėžis. Dažnai čia ateini. Į lauką? Tai jo. O pas tave ar pas mane varom? Pas tave. Tai atvarėm. Viskas, we're here. Šiandien aš čia. Kur tik nori galim šiandien. Tai va, esu tas bičas, kur kanalizacijos dangstį užsimečiau ant savęs. Aš nežinau, kas YouTube'as yra. Aš nežinau, kas YouTube'as yra. Aš net nežinau. O įdomu, yra, pavyzdžiui, tokių žmonių, kurie iš tikrųjų, taip ilgai, tarkim, yra benami, tarkim, labai gerai, sugeba išgyventi, būdami benamiais ir visiškai yra praleidę didžiuosius atradimus
Nu, pavyzdžiui, tu bandyk paaiškinti žmogui, kuris visą gyvenimą kartoninė dėžė gyvena, kas holograma yra. Tu man pamėgink paaiškinti, kas holograma Kur tu, yra. gerai, žinai Tupaką, nu. Tai įsivaizduok, kad galėtum per jį ranką kiaurai perkišti. Žinai, kad būtų, jeigu tai jam pasakytum, žinai Tupaką, žinok, va, kaip tik istorija, Lenkijai prieš 20 metų Buvo. Ir jau pasakotų, kaip koncertą darė. Vanga sakė, kad jis bus nušautas. Čia Vanga, tai ta rekords, ar... Ne, matai, aš dantų neturiu, tai Vanda, negaliu pasakyti Vanga visą laiką, sakau. Supratau. Arba tau toks dalykas, kad ateinu, pavyzdžiui, su draugė ar šiaip su draugais atsėdi kažkoje kavinėje arba restorane ir yra telikas prieš tave ir tada benamis žiūri teliką prieš tave ir tu valgai ir tu turi nepastebėti. Ne, man šiaip būna, kad žmonės, kur visi tie restoranai, kurie reklamuojasi su šampanas, Antanas, Šmilekas, visi. Jie visi taip yra išpozicionuoti, kad jeigu tu valgai, prieš tave sėdės dėdas, kuris žiūrės į teliką ir visi tave ir visi teliką ir tu turėsi dalyvauti tame, nes visą laiką būtinai virš tavo galvos bus pakabinta Eurolyga. Oi, kaip juokingai yra. Tai va, aš sakau, nežinau, kada aš avokadų įsipirksiu, nežinau. Aš nežinau, ką daryti su tuo avokadu. Aš esu matęs fotkę, kaip žmogus išiminėjo tą kauliuką ir persivarė ranką kiaurai ir atvažiavo į ligoninę, delnas ir kiaurai per avokadą persmeigtas per ranką ir peilis. Ir taip žmogus, hei, sveiki gyvi, it's me. Neįsivaizduoju, kažkas sakė vietoj sviesto naudot. Nu, tipo, jis yra sveiki riebalai, aš žinau šitą dalyką. Supratau, vietoj lubrikantą. Ok, padiskutuosim. Nu gerai, galim apie šitą tada. Domėjausi šiandien tokia istorija apie moterį, kuriai buvo priteistas 21 limonas, 21 citrina, 21 lemas dolerių už tai, kad jinai praleido dėl religinių priežasčių 6 sekmadienius darbo. Nu, žodžiu, neatėjo į darbą 6 kartus ir taip, kadangi religinės priežastis, o nežinau, kiek Lietuvoje tai yra galus įstatymas, bet Jungtinėse Amerikos valstijose, pavyzdžiui, religijos laisvė yra labai stiprus dalykas. Tu, pavyzdžiui... Vienos religijos. Ne, daug, tarkime, tu gali... Yra atvejų, kur, pavyzdžiui, žmonės atbėgo pas... tarkim, tam tikros kultūros atstovus, kurie, tarkim, tenais ožką aukoja ir sako, čia su gyvūnai žiaurus elgesys, jie ten parodo, kad jie yra kažkokia tai bažnyčia ir tai yra jų apeigos ir viskas. Ir tai buvo išspręsta kaip legit dalykas. Taip, tasai John Oliveris savo padarė religiją per vieną dieną ir tipo studija, kur jisai filmuoja savo laidą, yra kaip jo bažnyčia, kur susirenka visi. Ir jeigu tie žmonės pripažįsta, kad tai yra ta vieta, tai va. Nu, bet čia yra pasišventusi katalikė. Priteisė tos 20 už ką? Už tai, kad nedirbo 6 savaitgalius? Ne, istorija tokia, privalėdavo dirbti sekmadieniais ir jin tiesiog neateidavo, privalėdama. Neatėjo 6 sekmadienius ir vieną sekmadienį sako, tai viskas, tai tu atleista. 7 sekmadienį iš eilės ir jinai padavė juos į teismą ir aš ties šituo dalyku labai čia ginčytis neturiu ko. Nu, ta prasme, ir tie žmonės, tipo, kurie ją atleido, galėjo kažkaip pergalvoti jos grafiką, kad jinai gal ne sekmadieniais dirbtų, bet jinai irgi diuš yra. Nu, ta prasme, tu žinojai, ką tu darai. Tai bet kome yra esmė, man pats labiausiai dalykas patiko, aš ne tik, kad šitą istoriją pati, o bičas, kuris ją atstovavo, advokatas. Bus ant boto ant galvos menininkas. Ne su botu, o esi matęs kada nors žmogų žalčio veidų. Tokie, žinai, toksai. Ir pasirodė ten kažkaip yra, netgi šitame reportaže, kurį žiūrėjau, čia yra CBS, NBC, paminėjo, kad jisai berods gavo ar ten 30 štukų, ar 300 štukų. Nes jisai kažkaip, nes yra advokatų, kurie susitarė tam tikrus procentą arba tikslę sumą. Tai jis jam, pavyzdžiui, procentas priklausė nuo to 21 milijono, kurį sugebėjo ją išmušti. Jinai sėdi, jinai sunkiai kalba, nes jinai yra iš Haičio berods, ir jisai atsisėda, sako, šita moteris yra soldier of God. Atsisėdęs, varo ir jinai, hey boy, visus šitos, ir tu nematai, kaip jam yra sunku laikyti šypseną. Jisai bičas ją veda iš teis. Tas bičas galėtų dabar atsistoti ir laino šnioksą padaryti nuo jos penio. Tai po to, kaip pasprendė? Jo, ir jie išeina ir jie visi
fotkino, o ten sunkiai angliškai kalbas, matos ten visiškai jo visas idėjas buvo. Nes ten I very like go to church and I very much. Ir matos, tiesiog moteris pasišventus, tiesiog, tarsi susitark, persitvarki grafiką, dar kažką. Tikrai galima buvo kažką padaryti viešbutį, kur tu ten dirbi. Kokios alga buvo man klausimas, jeigu 7 dienas? Tai vat man irgi įdomu yra, kaip... 21 milijonas. Taip, kaip veikia šitie dalykai, nes aš suprantu moralinė žala, dar kažkas, atlyginti algas visas, kurių tu ten neturėsi, gerai ten, metam į priekį, per metus tai susirasi darbą. Tai aš, pavyzdžiui, suprasčiau tokį žmogų atlyginti ten... 20 mažiau. Aš 100 000, tikrai, čia yra legit išsimušta. Per daug. Ne, ten Jungtinėse Amerikos valstijose brangu viskas. 8 000 per daug, sakau. Ir 21 milijonas. Ir kas yra įdomu, kad šitą dalyką priteisė ne teismas grinai, o tie jury, prisiekusieji, kurie buvo palenkti į jos pusę. Ir aš labai siūlau pasižiūrėti šitą video, kur bičas atsisėdęs, tokiu, veidu, ir jisai, nėra labiau, esi matęs Better Call Saul. Ne. Tai va, yra tas toks advokatas. Tai va, čia yra bičas, kuris išsuko, žiauriai įdomu, žiauriai faina. Dabar džiaugiuosi, pats norėčiau 21 ramo. Aš neįsivaizduoju, aš nežinau, aš neturiu protinio sugebėjimo nenučiuošti su tiek pinigų. Man reikia turėti pakankamai mažai pinigų, kad paralyžuotų mano beveik visas veiklas ir tada aš geriausiai performinu, nes aš paprasčiausiai neturiu pinigų blogiem dalykam. Darytum dar ką nors? Ką dar aš galėčiau? YouTube recenzijas darytum, jeigu tam 1 milijoną turėtum. Aš tada rengčiau production house, aš atsidaryčiau ofisą, pasisamdyčiau žmonių, kurie man padėtų ir daryčiau tokį. Aš noriu lietuvišką filmą su Tom Cruise, noriu. Taip, seniai, taip. 20 million gone. Aš paimčiau iš tų pinigų kokius 2 milijonus ir padaryčiau brangiausią lietuvišką filmą, bet tokį šūdam išleistus pinigus, kur, pavyzdžiui, didžiausias Lietuvoje ferverkas būtų pusė vienoj scenai, toks, kur pusę Radviliškio sudegina, bet va ten vienoje vietoje buvo. Kaip šitie Tim and Eric turi savo filmą, kur jie turėjo kažkiek milijonų, jie iš tų savo skečų susirinko kažkiek milijonų ir ten 90% tų pinigų išleido, kad Johnny Deppas cameo padarytų 30 sekundžių ir kad Johnny Deppui galėtų iš deimantų pasiūtą kostiumą uždėti. Ir jisai matėsi 30 sekundžių iš nugaros. ir po to viskas, gali mestelti. Nice, tai tokį filmą nepadarytum. Taip. Nebeturi ką žiūrėt, ką klausyt, ką veikt. Turinio rekomendacija. Gerai, šiandien turinio rekomendacijoje visai mano... Beje, aš galiu pasakyti, vakar buvo nuostabi rekomendacija ir aš tikrai esu dėkingas už ją, nes mes, kai grįžom su drauge namo, tai kokį geras 20 minučių visokius šaudėm tais dalykus. Šaudėt po to, ne? Tu irgi šaudėjai. Ir tą paždėm. Ta irgi pažadėta, ne? Supratau. Šiaip labai gera rekomendacija, tikrai. Ir mačiau ten kažkas mūsų Discord'e tavęs ieškojo ir nedėjai kitas, tai rašė Dominikas Klajumas, film writer, youtuber, comedian. Tai dabar jau ir tu domazai atsidūrei. Okay. Is your character fat? Yes. Does he have a radio show? Yes. Is he Ostapenko? Bet dar netobulas. Like movie? Yes, like movie. Like movie. Dominikas Kontramas. Suicide, yes. Gerai, žiauriai, faina. Tai tie, kas nežinot, apie ką kalbam, tai primenam, Akinator yra toksai saitas. Jo, mūsų Discord'e yra nuoroda numesta. Jo, kur galit įvesti. Realiai jums užduoda klausimus ir jūs tu apie bet ką gali galvoti. Barack Obama, Kempiniuką, Batmaną, ką tik jis nori ir jisai kokiu dažniausiai 12-15 klausimų pagalba išsiaiškina, apie ką tu galvoji. Jo, ir jis ne tai, kad įrašyk savo personažų vardą. Ne, pirmas 4 raidės. Ne, jis ten paklausė, ar tai vyras, ar tai iš ten, ar tai iš ten. Jis realiai su tavim žaidžia tą, kur užsiklijuoja ant kaktos dalyką ir viską atspėja. Absoliučiai, jeigu tas dalykas yra populiarioje kultūroje normaliai. O šiandien noriu parekomenduoti filmą, kurį buvau šiek tiek užmetęs. Nes kai aš pirmą kartą pamačiau trailerį, aš galvojau, kad čia bus dar vienas Beno Stillerio tas filmas. Žinai, tokie būna labai tokių saturuotų spalvų, kur sekmadienį rodo, ryte tokios komedijos, tos komedijos visokie. Kur šuo padeda kažkai žaisti. Šuo, visi tie tokie zulanderiai, tokie, ne tai, kad blogas labai tas zulanderis, bet šiaip tas toks yra, man kažkaip... Tipažas pats filmoje. Jo, ir yra tikrai vienas neblogas filmas, kuris neretai yra pamirštamas ir jis atsimenamas tik tai iš vieno gifo,
Survive, kur tai parodytas. Tai mes kalbam apie 2008 metų Tropic Thunder. Va, aš tą ir sakau, Trooperį. Šitą aš esu pažiūrėjęs ir gan juokiaus. Ir aš neseniai supratau, kad jis iš tikrųjų yra geresnis, negu man anksčiau jisai atrodė, nes aš anksčiau nemačiau jo taip giliai. O kas labai faina yra, kad jisai labai šaiposi iš Hollywoodo. Iš Hollywoodo klišių. Tai vienas, kur metodinis aktorius, visi yra kažkokie personažai. Vienas yra tokių bezdėjimo komedijų aktorius, darantis koksą, kitas yra visiškai metodinis aktorius, kuris ten vaidina pirmas traileris, kaip jis ten gėjus kunigus ir ten slaptoja aistra vaidina. Ir jis tiek jau praėjęs visų pasikeitimų kūne ir viskame, kad jiem dabar vienintelis dalykas, ką jis galėjo padaryti, tai pasikeis odos spalvą ir juodaodžių būt. Ir jis tipo bando kalbėti black, o yra kitas tikras juodaodis, kurį žiauriai bėsina tas dalykas. Ir jie, žodžiu, bet kas nutinka, kad žvaigždės išvaro filmuoti filmo į džiunglės. Ir Tenais Vietnamo karą nefilmavo, man atrodo. Ir jie turėjo atseit Vietnamo kareiviai būt, bet gavosi taip, kad ten iš tikrųjų jos pagrobė tikri šitie partizanai kažkokie ten vietiniai, tie gorilla fighters. Ir jie ilgai to nesupranta ir galvoja, kad čia filmas ir jie play along, kol galų gale viskas pareina jiems. Tai Tropic Thunder 2008 metų, visas žvaigždynas, ta prasme, Benas Stilleris, Jackas Blackas, Robert Downey Jr., tai Iron Manas, ten labai daug ir ypatingai, jeigu žiūri tokias hollywoodinės komedijas, ten su visokiais Franko... Aš irgi galiu paantrinti Klaimui, kad toks daug galvot nereikės tai komedijai, tu atsisėdi, pasiėmė popcorną, pasiėmė beef jerky ir sužiūri ir pažvengi. Jo, ir tai nėra nekokybiškas filmas, tai nėra, kad tu po jo durnesnis išeis. Tai reiškia, it's all good, gera pramoga. Tai Tropic Thunder 2008 metų Stillerio režisuota komedija tikrai juokinga. Jo, už kelių minučių atsidurs mūsų Discordą, jeigu ten nesat, parašykite į Facebook'o puslapį Vaidus ir Klimas ir numesim pakvietimą. Vienas seniausių bajerių, kuris buvo nejuokingas po 2 savaičių jau po to, kai jis buvo išrastas, tai yra tas, kai kas nors pabelsdavo duris ir sakydavo, manęs nėra. Žinai? Tai va tas legendinis. Tai bičas literaliai ne kalbom, bet raštu tai padarė. Fugitive čia yra kur, aš to pasakysiu. Aišku, Jungtinės Amerikos valstijos, Florida. Viskas aišku, kaip greit išaiškėjo. Tai bičo ieškojo, tas vadinamasis yra active warrant. Tai yra... Warrant yra šitas... Arešto orderis. Jo, ir jis turėjo arešto orderį ir jisai... Orderis, lietuviškas žodis, ar ne? Įsakymas. Įsakymas suimti. Ir bičas, ką jisai padarė, jisai žinojo, kad atvažiuoja pas į policiją, išgirdo, gal pamatė, jisai turėjo, kaip supratau, užsirašęs ant savo čiužinio apačios, I know my warrant is active, I'm not here, I'm finishing a job and turning myself into... Kažkur, žodžiu, save priduosiu po kažkurio laiko. Manęs nėra, žodžiu, parašė ir pasislėpė spintai šalia. Ta prasme, tas, privet Andrėjai. Privet Andrėjai. Tai va, ir bičas užrašė šitą, atlenkė, policija, aišku, nusifotkino, įsidėjo pas save ir sako, kaip jūs dabar galvojat, pareigūnai, kolegos, ar šitas bičas tikrai dabar yra kažkur išvaręs, ar jis dabar yra literaliai spintai, kur aš girdžiu, kaip kvepuoja kažkas ir ištraukė bičą. Mano stabų šitie dalykai yra. Beje, kaip tu vertini tą dalyką, kad, pavyzdžiui, kur nekart buvo metę Šiaulių apskrities policijos, kur, tipo, bičą, kur savo suskaldęs bonkiai galvą, su mašina be ratų ir be priekio važiuoja ir, tipo, tai nufotkina ir įdeda prie visų, arba per farus, kai rodo. Man tai labai keistas tas dalykas yra, kad keista kultūra. Man iš viso keista kultūra ir tų pačių, pavyzdžiui, 24 valandų ir TV pagalbos. Bet ten žmonės savo norų dažniausiai būna. Taip, bet iš jų yra... Visas dalykas yra tai, kad tu žmogų realiai žemini iš dalies. Kad tu varai, nes mes visi žvengiam, nes jie blogesni nei mes. Kas yra didelė dalis entertainmento. Ir aš labai tą suprantu, aš tik sakau... Bet aš galiu pasakyti, nežinau, pasakau praeitą kartą, kai žiūrėjau, ne? Aš dėl istorijos žiūrėjau. Nes arba Atleisk man, arba 24 valandas, arba Balta katinas ateina, viena iš tų laidų. Tas pats. Ta laida, kur atvaro kažkas su per ryškiu rūbu ir aiškinas, tipo, kas ten vyko. Nes atvarė pas bičą
3 žmonės, visi, tipo, matus iš skirtingų šeimų, skirtingų amžių, skirtingose... Bet vienodų veido bruožų. Jo. Ir atvaro, sako, o tai kur tasai tenais pultelis dabar yra nuo pečiaus? Jo. Nuo pečiaus pultelis, aš nueinu pasiimt valgyt, atsinešu tą bomžpakį užkaistą, žiūriu, jis jau elementų nemoka kažkas. Jo, nes ten yra... Hebra žaidžia kaip tasai 24 valandų aiškinimasis, nes prasideda dėl to, kad teliuko nebeparveda, bet po to paaiškėja, kad čia viskas dėl to, nes iš tikrųjų vyras dabar užsirakinęs girtas yra galiniam kambarį ir man reikia vyrą savo pasimti, nes aš myliu dar jį. Tai jie žaidžia kaip kortom, jie meta viens kito ir žiūri, ar muša mano koziris tavo ar ne. Ir tai tu atsiveri kaip prieš 5. Jo, ir aišku, būna ten silpnų atsineša, kad ten kiaušinių negražina pakelio, ar dar kažko užsumuš. Aš labai gerai atsimenu dar vieną epizodą, bet čia ko gero vienas iš tų, kur buvo internetuose sklandė, kur motina atvarė pas savo vaikus po 5 metų ir kiaušinių jam atvežė. Ir kažkas, kas prižiūri tas vaikus, tiesiog pasiėmė ir Žinau. Tai va čia man atrodo ir su to teliuku ir buvo. Graudžiai jokinga. Vagilka paskutinta, ten reikia vieni ant kitų. Yeah. Nu, aš negaliu, aš 24 valandų negaliu žiūrėti ilgiau 5 minučių. Nes ateitį matai. Man ir ateitį, ir man lydyti smegenis. Aš žiūriu ir man tiesiog tas toks, this is real, čia nėra bajeris toksai. Čia nėra makiažas. Šitamelinė nėra makiažas. Man per realu tenais yra ir sarmatos neturi tie žmonės, kurie tai daro ir visi kiti. Pavyzdžiui, kur buvo ta boba, kur daužė savo dėdą ir visi žvengia. Tas sakiniukais, kur Jo, ir kur tu jeigu jisai pliauska būtų trenkęs, tai jau ta kalinių žmonos jau būtų jau būtų padarius čia. Labą dieną. Jau čia būtų jau atvažiavę, čia nušaut tokį reikia, o čia tai, žinai, jokinga, kaip prikolas, bičias su skaltais akiniais, kraujas iš smilkinio bėga. Tai man visi šitie, visas tas iš viso didelė. Ar, pavyzdžiui, tu žiūri tu televizijos neturi? Mum Netflixas pakeitė televiziją dabar jau. Nes man įdomu, ar yra, nes aš nežiūriu, aš klausiu, nes aš klausiu, va taip nuoširdžiai, ar yra kažkas, atvertas dėmesio, nes gerai, yra tie klauniniai dalykai, kur iš tikrųjų žmonėms patinka. Sorry, tuoj pabaigs ten 2-4 valandos, visi šitie, ten žmonės pažiūri, nieko blogo, jeigu žiūri, tiesiog man pačiam nepatinka. Bet ar yra kažkas tokio, apart Čekuolio, Muchtaro ir stoties policijos, kad tai nebūtų iš Rusijos ir Latvijos trešas su titrais už nulinį biudžetą ir visų šitų posovietskų šiukšlių skečai, anekdotai perversti. Vienas dalykas, pas mum ten yra 100 kanalų, kai aš grįžtu Šiauliuose. Taip. 80 šių yra rusiški, likę 20 gali rusiškai pasidaryti, nesvarbu, to LRT kultūrą gali rusiškai tenais klausytis. Ir, pavyzdžiui, tik dabar atėjo. Niek. Aš manau, kad daugam nedėjo šitas. Čia, žinai, kur aš savo bairį pasisakau. Labai gerai. O yra tas dalykas, kad pavyzdžiui, mano mama sako, muzikinė kaukė, tai aš pažiūriu ten jokingai, kur Smoriginas juodai išsipaišęs veidą šakinėjo. Su blackface'u. Bet gerai, humoras humoru. Ir priminį, ką norėjau pasakyti, kažkada buvau grįžęs, kai buvo tokie apdovanojimai, kur auksinė kažkokia daržovė, tokia, žinai, būna dalina tokias auksinės daržovės. Okay. Skamba kaip labai turtinga močiutė. Auksinė daržovė. Ir matė, aš sėdėjau prie kompo, tipo, man atrodo, laidą netgi rašiau ir tėvukas man žiūrėjo ir ta, žinai, kur persmeti ranką per save, čia skarbę pasiėmęs ir 3 valandas nepajudė. Pasibaigė ten visi kaip patiko tėvukai. Ką žinau, ne man žinok. Bet tu 3 valandas... Taip. Čia vienas iš didelių dalykų, kur žiūri, nes nieko kito nėra. Okay. Ir tu žiūri ir tau... Tai vat man tas kartais rezina, kad yra labai nuobodu. Man nekelia jokių jausmų. Jeigu man nepatinka, aš pasakysiu, bet jeigu nėra tolko, tai vat įdomu, ar yra kažkas tokio, kur tu įsižiūri ir ar telike dar yra vietos... Aš nebūtinai sakau, kad mes teliko material, bet tikrai buvo žmonių, kas tau patikdavo kas nors telikai. Stresas labai patikdavo. Gerai, stresas. Čia buvo tie šiek tiek dar laukinės televizijos laikai, kur dar būdavo kažkas įdomu, kur dar žmonės keistai filmuodavo. Maksimanija buvo gera laida. Maksimanija. Man Katleris priminė geriausias epizodas pats visų laikų. Aš atsimenu kelis. Dėdas turėjo skeitų išmokti važiuoti, tai ten visiškai, tu ten už nieką pasiėmė, tikrai. Tada buvo, kur ten burna kiaušinį turėjo
turėjo nunešti. Ir pats geriausias buvo, kur moteris turėjo išmokti kanklėm groti. Ir jinai turėjo 3 neteisingas natas. O aš esu grojęs kanklėm gal 6 metus, nejokauju. Aš kai šokau šokius, ten buvo... Šokiai su kanklėm? Taip, ne? Aš kaip raibės darau stand-upą su sintezatorium bėgdamas. Ne, būdavo šokiai ir prieš šokius būdavo, nes ten mus po to rinkdavo į tokį ansamblį ir dažnai ten važiuodavo su kanklininkais. Nu jo, nes baletinį paruošimą turėdavo visi turėti tie tautiniai šokėjai. Taip, ir sėdėdavo išsuktų tuo kaklu. Tai palauk, va, žiūrėk. Ir tu, kai groji, pavyzdžiui, gitara, tu gali prispausti stygą ir jinai keičia tonaciją. Nu, ta prasme, natą, tonaciją. Ir jinai taip daro. Kanklėse tu mūtinis stygas, tai tu prispaudi ir jinai nebegroja. Tu jas neprispaudi prie šito, kad jinai pakeistų aukštumą žemumą. Tai realiai tenais yra nėra sunku labai groti. Tikrai nėra. Jeigu paprastom 9-stygiam kanklėm padaryti porą akordų, tu nėra sunku. Gali išmokti. Ir moteris turėjo 3 suklydimus Maksimanijoje. Ir tipo, jinai tik tai atsisėdo ir tipo... Tai gerai, jūs pasiruošę? Taip, čia Maksimanija, ir tas tokia tyla, viskas taip, to šviesos suvažiuoja, ir jinai tokį, ir visi taip, raudonai, vaiks sėdė, tėvas vaiką, ai, nafik, džiavęs tokį, ausinkės ir nuiminė vaiką. Maumenių į galvą, ai, nafik. Į teleloto varom gal linksmiau bus. Gerai, sakyk, tu ką norėjai. Tai niek, varom palisėti jau ir sugrįšim tai. Alright, žiūrėk, kai skanklėm grodavai, ne? Mediatorių pats darydavais? Pas mums būdavo, kad iš tų, kur bočiutė užraugė agurkus, tipo su nagų to kirptuku varydavo. Man patinka, kad tu 2 dalykus, kurie aiškus pavadinimus turi įvardinai kaip tą dalyką, kur augia agurkus, kur gali sakyti stiklainę dangti, o kitą gali sakyti žirkliam. Bet ne metalinį, tai žinai tokį, kur... Žinau, toks būdavo guma plastikinė tokia, minkšta guma. Kaip bato aulas. Minkštas plastikas. Pamenu, iš tokio irgi darydavomės. Kad kankliam reikėdavo minkštesnių negu gitarai. Taip. Tai išsikirdavo. Žmonių, kurie groja. Ir tas tiesa būdavo. Ir ten kankliam, kad derinti reikia tokio dar rankenos tokios. Girnos. Negali su ranka atsukti kaip gitaros stygą. Boy, was I wrong, kai aš tą iš choro mane išmetė ir nuėjau į ansamblį groti su gitara ir sakau, žiūrėkit, kas norit su bosinė gitarą groti. Oh yeah, va čia tai sekso gausi. Vienintelė ranka pakyla, aš kiečiausias būsiu, va visi jūs galit brazinti. Arba būgnus, arba bosinę duokit. Su savo akustiniam, ką jūs per balių grosit su akustinė. Vokalistai jūs, va čia tai yra tikrasis. Ir aš bam. Nes bosinė gitara yra toks dalykas, kur tu paprastam žmogui, pėsčiajam muzikos, tu kažką pagrosi ir žmogus sakys, okay, nes žmogui reikia skirtumo aukštų žemų, kad žmogus jaustų kažkokią techniką muzikoje, o jeigu tu ateisi man kietai skamba. Taip, tai skamba afigienai, ta prasme, aš labai gerbiu, nes bosistai ir bosistės. Čia tu sakei, va, tipo, kai Bakeris atsirado, būgnus pradėjo, tipo, visi sakyt, kad it's cool, tai dabar reikia kažkokio vieno bosistą, kuris mega cool. Tai Flea iš karto, bet aš tikiu, kad daug tų bosistų, aš tiesiog nežinau daug, bet labai išgarsino šitas Blinkų būgnininkas. Kas jis to... Žinom, apie ką kalbam, iškirti, tuoj mus pataisys žmonės. Tai va, ir ten yra, nes būgnai tada pasidarė toks main dalykas, kur ten jiem duodavo solo ir ten sukasi platforma, po jo ir žinai, bet o bosistas irgi turi būti žiauriai būti išraiškingas, bet bosistas realiai yra pagrindas, tai žmonės dažnai. Būgnai su bosu padaro dalyką. Teisingai. Kokį dar instrumentą norėtum išmokti, jeigu grotum? Kokį dar instrumentų norėčiau išmokti, dabar galvoju. Taip, kokiu dar instrumentu norėtum išmokti? Ta ne, bičiuli, tu manęs paklausai šitą. Šį būgnai man labai kietai atrodo, aš kažką apie truputėlį mokiaus, bet neturėjau finansų patiem būgnam. Taip. Nes, tipo, šiaip daug rimtai reikia investuoti. Būčiau žinojęs, būčiau tau davęs elektroninius savo. Ta rock bandą, kur 4. Ne. Geltonas, mėlynas. Bet jie yra visai legit, kaip practice padai. Nuo praktikai. Aš pats jau, kai mes žaidėm kažką rock bandą. Ir sudaužėt būgnus? Ne, tipo, visi sujungiam ir prieš tai buvo pana, kuri dainuoja ir ten, tipo,
It's my life. Ir tipo varom vis šitas nesnei. Sakau, duok man, varom Welcome to the Jungle. Yeah! Ir vis daina, prašau, ir tipo tasai koms rodo, perfect. Aš sulaužiau kažkiek ten sistemą visiškai, tipo 100,000 taškus surinkau ir sakau, va, mokykitės ir išėjau su iškeltom rankom. Yra toks vienas bičas, būdavo Pienkėse, kuris tobulai Ace of Spades padainuodavo. Tiesiog kažkas jis turėjo tą Donskovo, kad ir kas vasara, swagerį, jūros, smėlis, palanga. Ir jis jungdavo šitą ir jis tobulai visą sudainuodavo. Tai būgnai. Tai sakau, vis tiek dabar. Šiaip ir klavišiniai būtų cool, bet kokie klavišiniai? Ar tu... Tai klavišiniai visi vienodi. Aš tai žinai, ne visi. Aš norėčiau kur vis laik stumio, kur puti, laikė kaip gitarą, spaudė knopikas, aš tą... Gerai, bet pavyzdžiui, iš karto, tarkim, sintikas ir fortepijonas ir du... Vargonais tai nenoram. Vargonai yra, tai ten iš viso reikia visą gyvenimą pašvest, kad tu ten 8 klavkėm galėtum grot. Sintikas neturi... gerai, turi sintikai kai kurie pedalus. Tai yra sintikai su pedalais, sintikai be pedalų. Po to sintikai tą pitchą keičia. Šonė irgi ten jau kitas dalykas. Tai aš norėčiau song, tik pagrot ant sintezatoriaus ir tipo man būtų jau gerai. Jo. Aš galvojau visą laiką... Žiūrėk, kas yra kietas instrumentas? Tai gitara. Tikrai visi. Turiu omeny, aš kalbu... Bet labai mainstreaminis. Visų akyse. Tai žinai. Bet jo, jeigu sakysi, aš obojim gerai groju. Maistas irgi mainstreaminis, bet kažkaip šefai mėgstami yra. Svarbu, ką tu su juo darai. Jeigu tu iš karto... Pirmas dalykas, ką tu įeini į tūsą ir tu sakai, okay, here's Wonderwall. Today it's gonna be the day. Tai tu po kurio laiko užknisi žmonės. Bet, pavyzdžiui, man kas yra ir visus aplinkui užknisantis instrumentas, bet ko aš norėčiau užgroti. 2 dalykai. Tai vienas yra lūpinė harmonika, aš moku 2 gabalus, ir kitas aš norėčiau bandžą išmokti. Man kažkas yra... You've been thunderstruck. Man bandža yra kažkoks... Šiaip jo, toksai... Labai mano instrumentas. Nes aš norėjau sakyti, kad tipo gitara yra... Gerai, gitara kietai yra, bet ukulelė, tai jau spirti galvą nori žmogui, kuris ukulelė groja. Ukulelė yra kokių nors maldos grupių, visą laiką vienas čiuvakas būna. Šitą, kur Jason Mrazo būtinai dainą mokės. I'm yours. Šitą. Over the rainbow. Nes gerai, argumento vardan pats sudėtingiausias instrumentas pasaulyje yra violončelė. Ne violončelė, smuikas arba violončelė. Todėl, kad ten nėra fretų, tų kvadratukų, tu nežinai, viskas šausies. Kontraboso irgi nėra. Bet kontrabosas turi mažiau skirtumų garse, kiek žinau. Tai gal čia sunkiau yra? Ai, ne, gerai. Daugiau variacijų. Po to ten violončelė, aš tokius 2 bičius, sako, Tuset Violin, kurie ten aiškina. Sako, hebra, yra projekcija garso, ten dar visą kitą, ten visokiausių, dalykas, milijonų. Nieko nėra šlikščiau, kaip klausyti, kaip pradedant žmogus groja violončelė. Aš tik per Simsus esu mokęs su violončelė. Kur tu varai, aš esu buvęs kažkokių mamos bendradarbių vaiko tam, kur tu ten sėdi ir tu turi klausyti. Nieko nėra blogiau. Visą gyvenimą ir tu nuostabu, nieko nėra blogiau. Nesu girdėjęs gerai grojančio vaiko, jeigu tavo vardas nėra Ling, tai tu negroji gerai. Vakar turėjom dėdą pavirstą dūmais nuo rūgšties ir žaibų. O šiandien turime atseit niuchinančią mamą šalia vaiko. Išėjo fotkę, didžiausias outrage'as, kad atseit mama daro Laino šniūrą prie savo vaiko, kas iš tikrųjų buvo bajeris. Kažkokia moteris įdėjo fotkę, kaip kūdikis sėdi su kredito kortelė, brauko per miltus kažkokius ir tai prisilenkus ir sako, jeigu kam reikės. Bet vaikai atėmė, ne? Ne, tai net ne jos, man turbūt, ten toks buvo, jeigu kam reikės auklės, tai rašykit. Ai. Aš turiu tokią, kur aš laikau lightsaberį kaip penį ir sakau, vedu vaikų gimtadienius. Ir tai čia, toks pats. Tai... Le classique humor. Kaip tu manai, nes visi žmonės, kuriuos pažįstu su vaikais... Kiek tu pažįsti žmonių su vaikais be mamos savo? Žinai ką, ne... Galimai ir be savęs, tikiuosi. Ne, aš galvoju... Gal ne visi, bet tikrai nemažai žmonių, kuriuos pažįstu, jų humoro jausmas žiauriai pasikeitė, kai vaikų jie turi.
turėjo. Jo, aš galiu su savo sesėm tą patį pasakyti. Okay. Nes, tipo, iki vaikų... Su savo sesėm? Nu, kai jos vaikų pasigimdė, labai kitų... Okay. Ne nuo manęs. Aš tau sakiau, ne Game of Thrones pas mane šeimyną yra. Supratau, šulinį nėra primėtyto. Ne, gali Rėkiančių trirankių vaikų, bet kur žiauriai gerai skaičiuoja. Miltai, šulinys ir bulvės, mano filmas vadinsis. Ir, tipo, iki vaikų, tai, tipo, viskas bairščio, davai tūsnam ir panašiai, ne? Taip. O dabar... Kaip žiauru, kaip tu taip gali pasakyti? Taip. Bet aš tikiu, kad normalu. O kaip tu galvoji, jeigu mama tavo stand-upą išgirsta? Taip, vienas iš dalykų tikrai yra, įsijungia tie visi apsauginiai mechanizmai, kur tu bijai, kad tavo vaikas išgirs. Bet aš tikrai žinau žmonių, kurie visiškai prarado humoro jausmą, absoliučiai bet kokį. Aš net neįeinu, aš neįspiriu durų ir sakau, hei, nebūtų jokinga, kad tavo vaikas nuo laiptų nukristų. Ne, aš įeinu ir tipo, bele ką galiu pasakyti, žinai, šalta, čia tik neįleiskit, nes bus kosuliuko. Jau, Jėzau, jau viskas, jau TV pagalba mane jau riša, jau atvarė jau. Tai kaip manai, mūsų pasikeis ar nepasikeis? Visų pirma, reikia, kad kažkas su manim sekso norėtų. Tai, kad būtų vaikas, žinai. Judinu antakius. Judinu antakius, tai va. Tai reikia pirmiausia šitą tiltą perėti, o tada jau bus. Nes tu kaip sakai, metodiniai aktoriai yra tas metodinis komikas. Nes aš tau sakiau, aš kažkada apie tavį norėjau tokį bairą rašyti, kad tu dėl bairo bet ką gali padaryti. Nes realiai tu buvai kudas kaip aš. Taip. Tipo, viskas gerai, ne? Ir o kas būtų, jeigu pradėčiau kurti apie storus, tipo, žmonės bairis, bam, per vienas metus kem kilų priauga. Jo, dėl to. Ir aš sakau, tau už metų ateini jau be kojas. Hebra, jūs neužvisa, kai jūs nuvedat visus prie lobio, o įgula pusė nori auksą iš jūsų. Kaip to suprasti? Lėva, kai jums iš kairės pareina pasisraištis ant akies ir jau lupuosi akis su atsuktuvu. Tai aš toks, nes man atrodo, kad tu... aš ir žinau, kad tu dėl bairio... Tau dėl bairio kompakto ir maisto negaila. Aš esu Orlausko kompaktą išmetęs iš mašinos dėl to, kad kažką įrodyti ir nebuvo labai juokinga. Bet juokiamas. Juokiamas kažkiek iš tikrųjų buvo. Daugiau negu iš to, ką klausom juokiamas, tai žinai. Supratau. Gerai, viskas, išsibesdėjom jau, ne? Jo, viskas. Uždarom savo chlapučiką šitos savaitės. Uždarom stumiklą, nes atidarėm ir nebeužsidaro, reikia uždaryti. Varom palisėti ir kaip vis laik. Mūsų įrašai YouTube, Mixcloud'e, Vaidas ir Kluimas. Šiandien kaip tik pasidžiaugiam Kluimu, kad daug kas mūsų klausos internete. Ir susigirdim pirmadienį nuo 19 valandos. Ciao.